Visada linksmas ir besišypsantis Vadimas po praėjusio sekmadienio šokio buvo net pažįstamas. Aš tai nenoriu seniai kalbėti, sakant dabar nesąmonę, jau nusibodo. Taip Vadimas reagavo po to, kai komisija jį išvadino Čipolinu, nors jis stengėsi įkūnyti princesės Dianos mylimąjį. Man atrodo, kad niekada tiek daug blogų komentarų nesusilaukia kaip mes. Nors šokam, nemanau, kad blogiausiai. Patys blogiausiai esame ir jau stengiamės ir vienaip, ir kitaip, ir šokio stilius keičiame, ir personažus. Visaip ir visi kiti aplinkui, ir choreografai, ir kiti šokiai, ir visi tikrai pasako daug gerų žodžių ir tos pastebėjimus pasako, bet tikrai netokius kaip komunistai. Va. Renata net piktus kerus išvelgia. Nežinau, kad blogą akį ant mūsų padėjo. Tuo tarpu jos partneris Vadimas beveik įsitikinęs, kad tai komisijos sąmokslas prieš jų porą. Kritikos neišsakyta, išsakyta tokia abstrakti kritika ir viskas. Ką norite, darykit. Kaip norit, taip toliau šokit. Mes laikom tokie ant ledo.